Čia Energy Digest, tinklalaidė, kurioje apžvelgiame, kas geresnio pastarąją savaitę įvyko mūsų energetikos sektorija. Baigėsi 41 2022 metų savaitė. Tai yra savaitė prasidėjusi spalio 10 dieną. Kas geresnio šią savaitę energetikoje? Paskutinis žingsnis link valstybinio elektros tiekimo pabaigos atidedamas iki 2026 metų. Turbūt nesusiję, bet Seimo rinkimai 24 spalį. Baltijos šalių reguliuotojai nerado rugpjūčio 4000 eurų už megavatvalandę incidento elektros rinkoje kaltininkų, tačiau pageidavo techninių pakoregavimų biržos procesuose. Veiklą pradeda pirmasis vėjo parkas Lietuvoje nuo 2016 metų. Šis ir kiti netrukus pastatysiami projektai užbaigia užsitęsusią vėjo parkų sausrą. Štai papunkčiui. We should have listened to those who know Putin. Jaučiuosi turinti šiek tiek kompetencijos tą temą. United States is targeting the main artery of Russia's economy. Pagrindinis sankcijų kirtis turi būti nukreiptas į energetikos sektorių. Мы здесь совершенно ни при чем. Seimas pritarė įstatymų pakeitimams, reiškiantiems, kad valstybė užsiims elektros tiekimu gyventojams ilgiau, iki 2026 sausio 1 dienos. Bent jau tai grupiai gyventojų, kuriems valstybė turėjo nutraukti visuomeninį elektros tiekimą iki šių metų pabaigos. Dabar jie turės daugiau laiko pasirinkti nepriklausomą tiekėją. Vyriausybės sprendimą aiškina tuo, kad iki tol Lietuvoje bus įrengta daug saulės ir vėjo parkų, todėl elektra bus pigesnė. Nepriklausomą elektros tiekėją jau yra pasirinkę beveik 1,2 milijono arba 70% visų buitinių vartotojų. Jo dar nepasirinko 500 000, o iš jų 431 000 priklauso atidėtam trečiajam liberalizavimo etapui. Dar beveik 63 000 vartotojų gauna garantinio tiekimo paslaugą. Lietuvoje elektros tiekimo monopolis yra demontuojamas nuo 2009 metų. Iš pradžių per 3 etapus į rinką buvo paleisti juridiniai asmenys, tai yra įmonės. Gyventojai rinktis tiekėją formaliai gali nuo 2010-ųjų, bet jokie elektros tiekėjai nepanoro konkuruoti su reguliuojamu monopolininku, tad realaus pasirinkimo nebuvo ir vartotojams. Neužbaigtas procesas vėl pajudėjo nuo 2020-ųjų, kai palaipsniui pradėta stabdyti monopolininko vykdomą visuomeninį elektros tiekimą gyventojams. Pradėta nuo stambiausių vartotojų, o vidutiniams monopolininkas elektros nebetiekia nuo 2022-ųjų. Paskutinis etapas užstrigo energetikos krizės akivaizdoje. Kodėl tai svarbu? Nėra iki galo aišku, ką šiuo sprendimu norima pasiekti. Oficialiai laukiama, kol sumažės elektros kaina rinkoje, bet didelė elektros kaina atsispindės ir monopolininko tarife. Be to, subsidijos taip pat mokamos visiems gyventojams. Turbūt sutapimas, bet 2024 metų spalį vyks nauji Seimo rinkimai. Taip pat sutapimas, kad istoriškai visuomeninio tiekimo tarifas prieš rinkimus mažėja. Apskritai, paskutinio liberalizacijos žingsnio atidėjimas atrodo yra nervinga politinė reakcija į viešą nepasitenkinimą, kilusi, kai elektros kainų šoko išsigandusiems gyventojams dar teko rinktis ir naują elektros tiekėją. Situacija paaštrino politikų įprotį stengtis, kad monopolinis tarifas visada būtų kaip įmanoma žemesnis. Procesas nebuvo sklandus net ir iki sukylant įtampai. To užtikrinti nepadėjo eilė įvairaus dydžio nesėkmių pakeliui. Komunikacijos kampanija nebuvo vykusi, dominuojantis rinkos žaidėjas neapsėjo be nešvarių triukelių, o elektros tiekėjai be savo planų komunikacijos kuriozų. Viską vainikavo vienas užsilenkęs nepriklausomas tiekėjas. Baltijos šalių energetikos reguliuotojai baigė tyrimą įvykių nulėmusių elektros pasiūlos ir paklausos neatitikimą Baltijos biržose rugpjūčio 17 dieną. Tuomet dėl eilės sutrikimų ir nepalankių aplinkybių visose 3 Baltijos šalyse pritrūko komercinės elektros gamybos ir 1 valandą elektra pasiekė techninį elektros biržos maksimumą – 4000 eurų už megavatvalandę. Nuspręsta tai, kas buvo gana akivaizdu iš pradžių. Situaciją lėmė tobula aplinkybių audra bei Baltijos elektros biržos ypatybės susijusios su jos dydžiu. Reguliuotojai nerado pagrindo kaltinimams, kurie paraštėse buvo mėtomi iš vienos šalies į kitą, kaip ir bendrovių ir politikų pareiškimai, kad dėl tokių kainų kaltas biržos algoritmas. Reguliuotojai visgi paragino elektros biržą Nord Pool būti lankstesnė Baltijos šalių atžvilgiu. Siūlymai yra techninio pobūdžio, leisti atlikti papildomą procedūrą tuo atveju, jei rinkai grėstų dar vienas pasiūlos ir paklausos neatitikimas.
Tai nėra vienintelė galima intervencija, bet jie atrodo minimali ir neskausminga. Kodėl tai svarbu? Ursula von der Leyen, Europos komisijos prezidentė, nebuvo teisi sakydama, kad elektros rinka nebeatlieka savo funkcijos. Veikiau atvirkščiai, Europos elektros rinka veikia būtent taip, kaip galima iš jos tikėtis tokiamis aplinkybėmis. Nes elektros kaina yra ne tik indikatorius, kokią sąskaitą reikia sumokėti mėnesio pabaigoje, tai taip pat ir signalas. Ir nemažam gabalui Europos, o taip pat ir Baltijos šalims, rinka šią vasarą siuntė žinią. Jūs turite per mažai įvairių elektrinių. Nes taip ir yra. Dešimtmetis itin žemų elektros kainų ir netikusios politikos nuskurdino Europos ir jo labiau Baltijos šalių jėgainių flotilę. Tačiau mūsuose negirdėti nei vieno konkretaus sprendimo susijusio su šia vienintelė ilgalaikė Baltijos šalių problema – lanksčių elektrinių stygiumi. Nei vieno pripažinimo, kad Baltijos šalys su savo elektrinių flotile daro kažką negerai. O tai jau patologija, kuriai rekomenduočiau skubę medicininę intervenciją. Jei manote, kad lanksčios gamybos trūksta dabar, palaukite, kai per likusį 10-metį nusibaigs elektrėnų komplekso likučiai Lietuvoje ir užges Izengardo ugnis Estijos Narvoje. E-energija atidarė 69 MW galios vėjo parką Telšių rajone. Parką sudaro 13 vėjo turbinų, bendrovė į jį investavo daugiau nei 70 milijonų eurų. Šis vėjo jėgainių parkas per metus prognozuojama pagamins 230 GWh elektros energijos. Tai reiškia, kad visoje šalyje tokiu būdu bus pagaminama 17% daugiau elektros energijos iš vėjo. Bendrovės veiklos modelis – išvystyti projektus ir juos parduoti tiems, kas jais naudosis. Gautas lėšas investuoti į naujus projektus. Bendrovė taip yra padariusi su savo vėjo parkais Šilutėje ir Pagėgiuose. Paprastai tokių pirkinių dairosi arba didesnės energetikos įmonės, finansiniai investuotojai arba vietos pramonės įmonės. Naujas vėjo parkas yra pirmasis tokio dydžio projektas užbaigtas nuo 2016 metų, kuris realiai pradės gaminti elektros energiją. Tiesa, ši sausra turėtų nutrūkti. Iš stambesnių projektų estų Enefit Green stato 75 MW galios vėjo parką Akmenės rajone. Taip pat Ignitis grupė turėtų baigti statyti 63 MW galios parką Mažeikių rajone. Jie abu turėtų būti užbaigti iki kitų metų pabaigos. Kodėl tai svarbu? Stambių vėjo projektų startas yra svarbu, nes Baltijos šalims trūksta vietinės elektros gamybos. Galima pasidžiaugti ir tuo, kad vėjo jėgainių parkų plėtra atsinaujino, ją kurią laikas stabdė itin žemos elektros kainos bei tradiciniai trikdžiai vėjo jėgainių plėtrai. Gyventojų pasipriešinimas, perteklinė biurokratija ir nepritaikyta reguliacinė aplinka. Naujo vėjo parko startas galėtų būti gera proga nuodugniai peržiūrėti procedūras, kurios taikomos vėjo jėgainių vystymui. Esu tikras, nuoširdžiai atsidėję darbui rastume daug neefektyvumų, dar net nepriėję prie vertybinių aplinkosauga ir energetika ar kraštovaizdis ar energetika dilemų. Ar jo labiau diskusijų su krašto apsaugos ministerija dėl oro erdvę stebinčių radarų. Kas toliau? Bendras Estijos ir Suomijos dujų importo terminalas bus švartuojamas Suomijos Ingės uoste, o ne prie Estijos krantų Paldiskėje. Abi šalys uostose įrenginėja prieplaukas ir buvo sutarusios, kad saugykla bus prišvartuota ten, kur ji bus paruošta pirma. Galiausiai jis vis tiek turėjo atsidurti Suomijoje, kurios Gasgrid terminalą išsinuomojo iš amerikiečių Accelerate Energy. Laivas saugykla Exemplar į Suomiją turėtų atvykti gruodį. Bandomojo krovinio laukiama mėnesio viduryje, o komercinės veiklos pradžios 2023 sausį. Ir galiausiai, Lietuvos elektros sistemos valdytojas Litgrid paruošė Alytaus pastatę sinchroninių kompensatorių prijungimui. Tai yra prisijungimui prie Europos elektros sistemos būtini prietaisai, padedantis palaikyti inerciją, viena iš elektros sistemos parametrų. Jie taip pat leis prie elektros tinklo prisijungti daugiau saulės ir vėjo jėgainių. Pirmieji 2 kompensatoriai bus įrengti Alytaus ir Telšių pastatėse, jei Lietuva atvyks 2023 pavasarį, o veikti pradės metų pabaigoje. Šiam kartui tiek. Jei tinklalaidė jums pasirodė įdomi, prenumeruokite. Energy Digest rasite bet kurioje podcastų programėlėje. Papasakokite apie tinklalaidę draugams, bendradarbiams ir pažįstamiems, galbūt jiems energetikos naujienos taip pat bus įdomios.
Šis podcastas kuriamas to paties pavadinimo naujienlaiškio pagrindu. Jei mėgstate naujienas ir skaityti, o ne tik jų klausytis, laidos aprašyme rasite nuorodą, kurią sekdami galėsite naujienlaiškį užsiprenumeruoti. Kaip ne viskas šiame gyvenime, Energy Digest ilgainiui atsiduria socialiniuose tinkluose. Aprašyme rasite visas navigacijai reikalingas nuorodas. Ačiū, kad klausėtės. Su jumis buvau aš, Naglis Navakas. Iki kitų kartų.